Nu, tai labą dieną. Labas, Edita. Labą dieną visiems. Labas, Aurima. Sveiki, ir aš čia dabar noriu tokį neilgą padaryti tokį laivą pristatymą apie mūsų organizuojamas stovyklas Prancūzijoje, Ilderės saloje, moterų stovyklas, į kurias labai kviečiame atvykti gegužės mėnesį. Visą gegužės mėnesį. Tai dabar, kadangi jau registracija prasidėjo ir gaunam įvairiausių klausimų, tai pamėginsiu sudėlioti truputėlį struktūruotai, kaipgi dabar į tas stovyklas atvykti, patekti ir šiek tiek, kasgi juose bus, visko tai nepapasakosim, neatskleisim, aišku. Tai ką, pradedu nuo kur? Tai Prancūzijoje, saloj. Sala, tiesą sakant, yra arti žemyno, sujungta tokiu labai gražiu tiltu ir jinai vadinasi Ilderė. Mes juokiam, aš juokiuosi, kad čia mano sala, o Edita sako, kad čia jo sala, nes Rė, ar ne, pagal tavo inicialą. Taip. Tai mes labai mėgstam tą salą, labai dažnai ten būnam ir todėl pasirinkom tą vietą kaip būtent tą stovyklų organizavimo vietą. Nepaprastai gera aplinka. Tai dabar kur toje saloje? Tai bus toks, vadinasi, Prancūzijoje kempingas, bet tai yra atostogų namelių, čia pavadint, kaip čia pasakyti geriau, Edita? Atostogų namelių vieta tokia. Vieta tokia, toks. Rezidencija. Rezidencija, va. Nes iš tikrųjų tų kempingų labai skirtingų yra. Yra, kur gali žmonės atvažiuoti su palapinėm, su kempinkarais ar ne, ir ten tokie yra paprastesni nameliai. Šitas, kurį mes pasirinkom, tai yra toks truputėlį jau aukštesnės klasės, 4 žvaigždučių, taip ir vadinasi, rezidencija. Ir tie nameliai yra, juose gali gyventi daug žmonių, bet mes organizuojam taip, kad gyventumėm kiekviena atskiram kambarį. Tai bus namelis 3 kambarių ir jame yra tokia kaip virtuvėlė, labai gerai įrengta beje. Kažkada mes su šeima buvom, tai mano vaikai sakė, čia geriau negu pas mus namie. Aišku, pas mane namie neblogai yra. Tai va, tai žodžiu, labai gerai įrengtas tas namelis. Ir namelėje pridėsiu, kad yra tualetas, dušai, viskas yra vietoje. Viskas. Tarpsime, 4 žvaigždučių viešbutis, ar ne, tik tai gamtoje, ant žemės, ar ne, kad ne kažkiam daugiabučiam, bet būtent ant žemės ir kaip aš juokavau vienam video, tarp krūmų, apželdinti krūmais ir pušimis. Iš tikrųjų labai labai toksai arti gamtos, ar ne, ir vandeninas labai čia pat. Tai va, tai čia papasakojau, kur, kokia vieta. Dabar laiką jau paminėjau, tai bus gegužės mėnuo ir mes organizuojam 4 pamainas. Tai kadangi stovyklos trukmė 5 dienos, ir 6 nakvynės. Tai tam reikalinga, kad atvykimas būtų ar ne, ir tada jau išvykimui ta viena diena. Tai, ir tada 4 tos pamainos, tai 4 savaitės gegužės mėnesį ir, kadangi, sakiau, registracija įsibėgėjo, tai labai prašome, kad iki kovo 1 jau, kas tikrai norit, tai bent jau parašykit savo pageidavimą, pasižiūrėsim kaip su vietom, nes jau į 1 pamainas pildosi, žodžiu, kaip sakant, registracijos. Ir dar, visgi mes, kadangi irgi pačios rezervuojam, tai mums irgi brangsta rezervacija, tai nuo vasario 15 jau kils kaina irgi stovyklos kaina, todėl kad mums pabrangs rezervacija. Tai nes tikrai labai labai greitai rezervuoja žmonės ir čia labai reikia skubėti. Toliau. Kas toliau? Ką aš pamiršau, Edita, pasakyti man? Iki kovo 1 pabaigsim, registraciją. Planuojam. Tai viskas gerai. Dabar apie atvykimą turbūt, kas labai visiems aktualu. Kaip atvykti? Tai tu gal pasakyk, kaip atvykti. Tai atvykti reikia pasiekti Le Rochelle miestą, nes sala yra praktiškai to miesto dalis ir atvykti galima į skirtingus oro uostus, į Paryžių, į Bordeaux, į Nantą ir į pačią Le Rochelle. Į Le Rochelle yra reisai iš Londono ir taip pat galima atvykti traukiniu iš Londono į Le Rochelle. Eurostar.
Taip, o iš visų šitų miestų, kur paminėjau, Paryžius, Nantas, Bordo, yra tiesioginis traukinys į Le Rošelę. Greitieji traukiniai ir labai patogus susisiekimas, traukinių tikrai yra daug. O kai atvyksit jau į Le Rošelę, tai žinokit, kad aš jūs paimsiu su savo Tesla ir nuvešiu į salą. Tai jokių problemų dėl to nebus, bet reikia jums susižiūrėti tada, iš kur jums skristi, iš kur jūs skrendate, ne iš kokios šalies, pavyzdžiui. Tai vat, kaip minėjom, kad iš Londono tai tiesiai į Le Rošelę yra skrydis, o jeigu iš kitų šalių, iš Lietuvos, tai turbūt pigiausia, gal aš taip galvoju, arba patogiausia į Paryžių tiesioginis, na, gali būti ir į Nantą, nežinau, ir dar iš Londono irgi būna į Nantą, mano dukra yra skraidžius, tai sakė, labai patogu yra į Nantą. Tai va, tai jeigu kažkokių dar papildomų klausimų kils dėl atvykimo, tai nežinau, rašykit, klauskit, atsakysim tikrai jokių problemų. Ką žinosim, aišku. Aš norėčiau pridėti, kad traukinių bilietai Prancūzijoje nėra jau stabilių kainų. Jie irgi kinta tos kainos, tai juos reikia irgi žiūrėtis iš anksčiau, nes galima tikrai nusipirkti labai nebrangiai, o galima ir labai brangiai. Taip, dabar mačiau netgi už 19 eurų iš Paryžiaus, ta prasme, mes irgi sadita, kai norim į Paryžių važiuoti, tai mes gaudom tos bilietus ir tikrai kartais nuvažiuojam už tos 19 eurų, kur palyginus, nu, tai čia labai pigu, nes traukinys. Ir pirma klase kartais už 19 eurų. Kartais, nu čia jau labai retai. Gerai, tada toliau kalbam apie programą. Tai dabar, kadangi tikrai stovyklų pasirinkimas yra, kaip mačiau, labai nemažas, aš visgi sugalvojau šitą stovyklą tokią, na, turbūt ir visose yra panašus aspektas, ar ne, tokia perdegimo prevencija. Ne tai, kad atvažiuokim, pavarkim ir išvažiuokim ir išsėsimės namie, ar ne, bet atvirkščiai atitraukim save nuo kasdienybės ir pasimokykim galbūt, vienintelio, ko mes galim čia pasimokyti, tai pasimokyti ilsėtis. Tai mes tikrai galim tą pasakyti, mus šita šalis moko ilsėtis, aišku, jeigu mes norim mokytis, tas irgi labai svarbu, reikia turėti to noro. Tai va, tai pasirinkom tą vietą, visgi Atlanto vandenyną su savo jėga, su savo galingumu, ar ne, nu, pat ne jūra, tas skirtumas yra. Saulė, be jokios abejonės, gegužės mėnesį bus nuostabus oras, na, tikimės. Aišku, gali visai pajokauti, ar ne, gamta, ir jeigu bus lietus, nu, bet ką nors sugalvosim. Žinokit, kad nepasakiau, tam reiškia, atostogų namelių rezidencijoje yra šildomas baseinas. Tai jau vien tai yra didelis bonusas, ar ne, pliusas, kad mes tikrai galėsim tuo baseinu naudotis, kaip sakant, įeina į tą visą rezervaciją ir, žodžiu, yra sporto salė, fitneso salė. Aišku, yra restoranėlis, mane paminėjau dar apie gyvenimą, grįžtu dar iki programą apie maitinimą. Ne, kad, reiškia, į kainą įeina, kaina yra 555 eurai už 5 dienas programos ir 5 naktis nakvynės, ar ne? Tai į šitą kainą įeina būtent visa rezervacija, organizacija, programa, apie kurią dar pakalbėsim truputėlį, ir vat, neįeina maitinimas. Kodėl neįeina maitinimas? Kaip jau paminėjau, kad nameliuose yra virtuvėlės, tai maitinimo neįtraukiam, nes tikrai visos moteris labai individualiai maitinasi. Kažką organizuoti iš anksto tikrai visom neįtiksim ir nėra jokio reikalo. Galų gale visokių mes turim įpročių, ar ne? Tai vienos valgo pusryčius, kitos nevalgo, vienos valgo vakarienę, kitos nevalgo, ar ne? Tai vienas, ką mes galim pasiūlyti, tai aišku, pasiūlysim, bus apsipirkti kažkokiais produktais, galėsit savo pasigaminti, nežinau, pasišildyti, tai tikrai nesiūlom ten gaminti kažkokių ištaigingų pietų, nes bus restoranėlis ir mes galbūt organizuosim pagal mūsų visų susitarimą bendrą pageidavimą. Jeigu norės kažkas pasilikti, tai jokių problemų. Tikrai nėra va to tokio, kad būtinai reikia eiti bendrą vakarienę, ne, bet mes tikrai kviesim arba bendrus pietus, arba bendrą vakarienę, kažkokius bendrus valgymus darysim, tokius prancūziškus. Tai reiškia, kad ten galima bus vietoje nueiti ir pavalgyti kartu kažkokiam jaukiam salos restoranėlį. Jų yra tikrai ir jų bus pakankamai gegužės mėnesį atidarytų. Tai va,
prie maisto. Dar pasakyk gal ką nors. Aš noriu pridėti, kai tu sakei, čia ne tik apie tai, bet net ir apie lietų, kad nameliai yra su fantastiškom terasom po stogu, kur mes galėsim ir kurti, ir valgyti, ir medituoti, ir skaityti. Žodžiu, didžiulė tikrai terasa, kur yra vietos net ir bendrai vakarieniai, galbūt, jeigu sugalvosim. Jeigu sugalvosim. Iš viso, mes kažkaip tai nebijom to lietaus, ten būna tas lietus gegužės mėnesį, tai čia ne problema. Galų gale, jo, ir pasivaikščiojimai, vienu žodžiu, viskas, ko jūsų širdis geidžia, nes galima bus daryti tai, ką nori. Aišku, programa egzistuoja ir dabar pereisiu prie programos, tai mano idėja buvo ta perdegimo prevencija ir tai yra tas grupiniai užsiėmimai, refleksijos, pokalbiai. Ir aš, ką norėjau pasakyti, aš nebūsiu kažkokia ten labai psichoterapeutė arba labai kažkokia lektorė ar ten dėstytoja, aš iš tikrųjų noriu šitose stovyklose pabūti jūsų veidrodžiu. Tas veidrodžiavimas, reiškia, mano yra pakankamai to profesionalumo, kad visgi matyti kiekvienam žmogui asmeniškai ir ne, kasgi, kaip sakant, iš jo kyšo ir kas už jo užsikabina. Tai tą tikrai padarysiu jums ir, kaip sakant, nuoširdžiai padarysiu ir viską darysiu tiek, kiek jūs norite, tiek, kiek jūs sugebat paimti, ar ne? Tai reiškia, ir per tos grupinius užsiėmimus mes kiekvienas pagal savo, kaip sakant, norą, pagal savo pajėgumus, ar ne, šiek tiek pasižiūrėsim į save. Aš jums paveidrodžiausiu, jūs šiek tiek pamatysit, galbūt ir naujų dalykų sužinosit. Taip neskausmingai. O po to jau gali daryti tuo, ką norit. Dabar pasakyk, Edita, kągi tu darysi? O per mano veiklas jūs patys pabūsit savo veidrodžiais. Tai nebus kažkoks mokymas, kažko piešti, tapyti ar daryti, tikrai ne. Tai bus ir labiau gal individualūs, paskui kažkokie aptarimai ir visa kita, bet jūs atspindėsit pačios save savo tokioj vizualiniai raiškoj. Ir tai ypatingai faina būnant tokiam, kaip Aurimas sako, tam pailsėjime, tam tokiam susikaupime gamtoj, kuri ten tikrai yra fantastiška, vandenyne, kur mes tikrai nurimstam, kur tokios, kaip čia, šiukšlių, tos informacijos ir visų reikalų sumažėja. Ir tada tu gali atsisukti į save. Mano tokia idėja pažinti save per tą vizualinę kūrybą, per kažkokias tokias paprastas, net neužduotis, kažkokius įkvėpimus. Ir tai iš tikrųjų bus tokia veidrodžių karalystė pas mus tenai. Girdžiu, kad tai veidrodžiausim. Tikrai kažkaip labai visada laviruoju ir irgi su kiekvienam žmogui tai yra dažnai individualu, kad tai būtų tokie subtilūs kažkokie pajautimai per tą vizualinę raišką, kuri yra, ta prasme, kurią mes visi turim, mes turim tą prigimtinę dovaną lengviau išreikšti savo emocijas, savo mintis vizualiai. Tai remiantis tuo, aš tikrai turiu fainų, įdomių, atraktyvių, rimtų ir linksmų idėjų. Taip, tai labai ačiū, Editai. Ir aš irgi siūlysiu žaidimus tokius truputį grupinius, bet jokius ten kažkokie ne paskaitos, ne kažkokie seminarai, bet bus linksmi, smagus užsiėmimai. Kas norės dalyvaus, kas nenorės galės nedalyvauti. Tai yra irgi labai svarbu žinoti, nes neretai girdžiu atsiliepimų apie kažkokius panašius stovyklas arba renginius, kur žmogus tiesiog nenori tuo metu, ar ne, labai, kaip pasakyti, nenori įsitraukti. Ir visokių būna situacijų. Tai yra laisvė atsitraukti. Tikrai tas turi būti savo noru. Ir labai gerai, Edita, pasakei, kad tuos dalykus, kuriuos mums nėra paprasta pamatyti kasdienybėje, bėgime, ar ne, tose mūsų pareigose, įsipareigojimuose. Vis tiek, kad ir labai fainiai gyvenam, kad ir labai mėgstamus darbus dirbam, ar ne, bet tai yra toksai, pareigos daug jausmo, daug tokių struktūrų, tokių strikt, bet gamtoj ir tikrai labai kviečiam, jeigu jau susiorganizuosit savo šitą pasibuvimą stovykloje, tai taip susitvarkykit, kad išorinis pasaulis kuo mažiau jūs atakuotų, ar ne? Bet čia irgi mokymasis, ar ne? Mokymasis, susitarti su kitais, kad aš dabar pabūsiu, leidžiu savo pabūti 5 dienas ir kai aš savo leidžiu, kiti manęs irgi nekabina ir nejudina.
Va šitą aš jau išbandžiau ant savęs, tai va to šiek tiek irgi pasimokysim, truputį pasidalinsim idėjomis, kaipgi tai padarom. Taip, leisti savo, įsiklausyti į save, tokį leidimą duoti. Ir dar noriu pridėti tokį realų dalyką, kad priemonės visiems dalykam yra. Jos, tai reiškia, dabar grįžtam atgal ir pasakysiu tai, ką reikia padaryti. Tai reikia, galit užpildyti registracijos formą, arba galit tiesiog mums tiesiogiai rašyti, arba čia po šituo video galit rašyti, ar ne. Bet geriausia, tai aišku, būtų mums tiesiai, pavyzdžiui, e-mailu arba į asmeninę žinutę parašyti, kad taip noriu dalyvauti. Pasižiūrėkit, kokia pamaina jums tinkamiausia. Aišku, mes labai kviestumėm į tas artimesnės pamainas, kadangi, kuo arčiau, tai tuo greičiau tą rezervaciją reikia užbaigti. Tada jūs pasižiūrit, reiškia, registraciją, tai yra mokestis rezervacijos ar ne 155, tai jūs galite susimokėti ir paskui iki balandžio 1 ar iki kovo 1, aš dabar jau nebeatsimenu, kovo 1 reikia tada susimokėti jau iki galo viską. Tada jūs susižiūrit savo skrydžius ar ne, atskridimą. Galite atvažiuoti ir su mašina, mes nieko prieš. Žodžiu, kažkokį atvykimo transportą susižiūrit, jeigu kažkokių kila klausimų irgi mūsų klausėt, mes bandysim jums padėti, tikrai mums gal lengviau, kaip mes įpratę čia keliauti ar ne viduje šalyje, tai mes tikrai galėsim padėti, jeigu tik tai kažkokių problemų kils. Ir tada turėkite omeny, kad, reiškia, jūs maitinsite savarankiškai, tai irgi apgalvokit šiek tiek, reiškia, ką jūs planuojat, čia biudžeto klausimas, ar ne, bet šiaip nereikia nieko vežtis, maisto yra tikrai čia labai gero Prancūzijoje. Reikia pasakyti, kad ta miestelė yra parduotuvė visiškai šalia supermarketas, kur tikrai galima labai kokybiškai apsipirkti. Taip, ir apsipirkti, ir kokybiškai maitintis, jeigu ten vegetariniai kažkokie dalykai, arba tiesiog tada... dar vienas turbūt norėčiau pasakyti, mes nevartosim alkoholio stovyklos metu, ar ne? Tai irgi, jeigu kažkas jau planuojat, tai tada žinokit, kad ne ta stovykla. Nes tiesiog tai truputį apsunkins mūsų ir poilsį ir viską. Tai šitas bus tada tiesiog toks įspėjimas. Ir ką dar? Ir viskas dar pasakyk, gal ką pamiršau. Man rodos, kad mes tokią esmę tikrai pasakėm, o kaip tu sakai, jeigu kyla klausimų, tikrai rašykit mums, mielai atsakysim, pabendrausim, susiskambint galim, visokiais būdais galim komunikuoti. Tai laukiam labai visų žinučių, laukiam labai visų pasiryžimo, labai leidimo savo pailsėti, atsigauti, pabūti veidrodžių karalystėje, truputį įsikvėpti ir gali būti, kad pasimokyti, ilsėtis, jeigu to jums yra trūkumas. Tai tiek. Susipažinti su savimi. Jo, artimiau. Susidraugauti. Tai ačiū tada Edita ir ačiū visiems, kas žiūrite ir iki pasimatymų. Iki laukiam labai visų.